Atlantų žaidimas. Svajonių alchemija. Jurijus Muradianas. 8 pamokas su gražiamis ir stipriamis citatomis iš knygos. 1. Svajonė yra vidinis kompasas, rodantis kelią. Ji apibrėžia mūsų tikslą, pažadina snaudžiančias galias ir suteikia prasmę kiekvienai dienai. Svajonė yra šviesa, kuri apšviečia mūsų kelią, net kai aplinkui karaliauja tamsa. Svajonės yra sielos kuras, jos suteikia mums jėgų ir energijos judėti į priekį. Svajonės padeda mums pamatyti pasaulį naujoje šviesoje ir atrasti naujus horizontus. 2. Be tikėjimo svajonė lieka tik mintimi. Tikėjimas paverčia svajonę į veiksmą ir nugali baimės. Tikėjimas savo svajonėmis yra pirmas ir svarbiausias žingsnis jų įgyvendinimo link. Be šio tikėjimo net drąsiausi planai liks tik svajonėmis. Tikėjimas suteikia mums jėgų veikti, nepaisant baimių ir abejonių. Jis padeda mums rasti drąsos judėti į priekį, net kai atrodo, kad viskas klostosi ne taip. Tikėjimas svajonė yra mūsų kelrodė žvaigždė, vedanti mus per tamsius laikus į šviesią ateitį. Svajonė yra galingas katalizatorius, galintis paprastą žmogų paversti išskirtinę asmenybę. Kai tikime savo svajonę ir nebijome veikti, tampame stipresni, išmintingesni ir gebame įveikti bet kokias kliūtis. Kai tikrai tikime savo svajonę, visas pasaulis pradeda dirbti ties jos įgyvendinimu. Pradedame pastebėti galimybės ten, kur anksčiau matėme tik kliūtis. 3. Tikroji vertė slypi pačiame kelyje, kuris mus keičia. Kiekvienas žingsnis, net ir sunkiausias, turi prasmę. Svajonė yra ne tik galutinis tikslas, bet ir kelias, kurio einame. Ir būtent šis kelias mus daro tokiais, kokiais tampame. Kelias į svajonę yra ne tik kelias vedantis į norimą rezultatą. Tai visa kelionė, kupina atradimų, pamokų ir savęs pažinimo. Šioje kelionėje susidurime su iššūkiais, kurie padeda mums augti ir tobulėti. Išmokstame įveikti savo baimės, rasti naujų sprendimų ir pažvelgti į pasaulį iš kitos perspektyvos. Kiekviena kliūtis šiame kelyje yra ne kliūtis, o galimybė tapti geresniais. 4. Kad svajonė išsipildytų, reikia veikti, kantriai, kasdien ir sąmoningai. Norint pasiekti svajonę, reikia ne tik norėti, bet ir veikti, nebijant klaidų ir nesėkmių. Tikri stebuklai įvyksta tada, kai pradedame veikti, o ne tik svajoti. Kai svajojame, kuriame savo ateities brėžinius, o kai pradedame veikti, įkūnydami šiuos brėžinius, tampame tikraisiais savo likimo kūrėjais. 5. Sekdami savo svajonę, tampame gyvi ne tik patys, bet ir įkvėpimo šaltinių kitiems. Kai sekame savo svajonę, tampame gyvais, tikrais. Svajonės užpildo mūsų gyvenimo energiją ir prasme, jos mus džiugina. Kai sekame savo svajonėmis, tampame pavyzdžių kitiems, parodome, kad neįmanoma yra įmanoma, kad kiekvienas žmogus gali pakeisti savo gyvenimą ir jį supantį pasaulį. Įkvėpiame kitus sekti savo svajonėmis, tikėti savimi ir savo jėgomis. Mūsų kelias į svajonę yra ne tik mūsų asmeninis kelias, bet ir kelias padedantis kitiems atrasti savo svajonės ir jų siekti. 6. Svajonė atspindi mūsų tikrąją prigimtį ir tikslą. Svajonės padeda mums suvokti savo tikrosios gyvenimo troškimus ir tikslus. Svajonės yra mūsų balsas, kuris mums sako, kuo galime tapti ir ką galime pasiekti. Niekada nepamirškite įsiklausyti į šį balsą, nes jis veda jūs į tikrąją prigimtį. 7. Nereikia laukti tobulos akimirkos, reikia pradėti čia ir dabar. Kiekviena diena svarbi. Kiekviena nauja diena yra nauja galimybė ir nuo mūsų priklauso, kaip ją panaudosime. 8. Svajonių alchemija. Tikroji svajonių alchemija slypi gebėjime savo troškimus paversti tikrais pasiekimais. Tai procesas reikalaujantis kantrybės, atkaklumo ir tikėjimo savimi. Kai pradedame veikti, mūsų svajonės pradeda virsti realybę ir kiekvienas mūsų žengtas žingsnis priartina mus prie tikslo. Alchemija yra transformacijos procesas, kurio metu svajonės tampa realybė per sunkų darbą ir pasitikėjimą savimi.
Svajonių alchemija yra minčių pavertimo veiksmais, o veiksmų rezultatais procesas. Svajonių alchemija yra gebėjimas matyti galimybės ten, kur kiti mato tik problemas. Tai gebėjimas kiekvieną idėją paversti konkrečiais veiksmais, kurie priartina mus prie tikslo. Tikrieji svajonių alchemikai nebijo sunkumų. Jie juos mato kaip iššūkį ir galimybę parodyti geriausias savo savybės. Jie žino, kad kiekvienas žingsnis, net ir mažiausias, yra svarbus ir priartina juos prie branginamo tikslo.